2021 metų GLC 300 baltas spalva parsiduoda draudimo kompanijos. Aukcionas bus sausio 8 dieną. Pats yra gavęs į šoninę dalį, jisai kūrėsi ir važiuoja. Matot, pažeistos abidvi durys, šiek tiek yra pažeistas slenkstis. Sparnas yra sveikas. Turi 50 berods 7000 mylių beveik nuvažiavęs. Langas irgi išdaužtas yra. Partronikai. Šita pusė visa sveika. Čia pažeidimų kažkokių tai nesimato. Turi gražų šviesų saloną. Yra pagalė, matot, iššovusi lubų dešiniai pusiai. Čia šitoj viskas yra sveika, gražu. Pats kėbulas šitoj pusiai, galas šitas kairė pusė yra tvarkingi. Kaip matot, pasižiūrim, kas čia šildomos sėdynės. Čia vieno langų uždarytuvo mygtuko trūksta. Diržas užstrigęs. Nors neužstrigęs. Taip. Mašinos iš tikrųjų video variklio galite paklausyti aukciono svetainėje, nes kartais matot, kaip tos mašinos pastovi arba akumuliatoriai nusėsta, palieka šviesas įjungtas ir taip toliau. Ir tos mašinos nebeužsiveda, bet mačiau yra video dėtas, tai drąsiai galite pasižiūrėti. O loto numeriukas yra šitas, kaip matot, parsiduoda Progresyvas, tai yra draudimo kompanija. O iš priekio jinai atrodo irgi tvarkingai visai. Tik tai vienas mušimas yra šiek tiek lempa pabraižyta, bet čia turbūt galima būtų ją nupoliruoti. Tas šonas, tai labai neblogas variantas.